Taigi sveiki visi, su jumis aš Šedinas ir labai senai darėme video vlogą. Jeigu pamenate, prieš 2 metus darėme video vlogą, kur važinėjome su sportiniu keturračiu per sniegą, kas yra visiška nesąmonė, nes jisai nėra tam skirtas, jisai skirtas sportui ir pas jį nėra 4 varomų. Tai šį kartą leiskite ištaisysiu klaidą ir mes turime 4 varomą keturratį. Tai man įmonė Ciongo LT davė pasibandyti štai tokį kinietišką keturratį, Lonsin, tačiau tai nėra pats, sakykime, prasčiausias keturratis, kokį galima gauti. Šiek tiek apie jo privalumus važiuojant pakalbėsiu, bet pagrindiniai duomenys yra tai, kad jis yra vieno cilindro, tai turi dėl to labai aukštą sukimo momentą. Aišku, jis varomas 4 varomais, turi tokius privalumus kaip gervė, LED žibintai, šildomos rankenos, aišku, turbūt tai bus komplektacijos dalykas, blokiruotė, 2 varomi galas arba visi 4, daiktadėžė ir visi kiti privalumai, tai kaip ten sniego peilis gali būti įsigytas atskirai. Tai mano darbas per šiandien, rytoj ir likusias dienas bus jį išbandyti, tai pasibandysiu pradžiai pasivažinėti vienas, tada išlėksime su draugais, galbūt jie neturi lygiai tokių pačių keturračių, bet pabandysime šiek tiek galbūt jį paskandinti ir įvertinsime. Kas geriausia, tai kad jau kūrų pasirūpinta, kaip buvo man paruoštas keturratis. Turime beveik pilną kūro baką, o jo kūro bakas yra gan didelis, 25 litrai. Jis yra dvivietis, didelė sėdynė, šiaip tikrai nemažas keturratis, gal per vaizdo įrašą atrodo ir mažesnis, bet vizualiai tikrai nemažas. Ir aš manau, čia plepėti be reikalo jums yra visiškai neįdomu. Aš manau, tiesiog nusiemam akinius, sėdam ir važiuojam. Ir iš tikrųjų aš labai nemėgstu skolintis daiktų ir tarkim, jeigu būna koks pirdo renginys, sako, Edinai, praliek su šitą pirdą. Aš dažniausiai stengiuosi neimti. Ir paklausiau būtent Ciongo, nežinau kaip pavadinti, Ciongo turbūt. Sakau, kas bus, jeigu tas keturratis suges, sakykim. Tai iš tikrųjų smagus yra dalykas tas, išjungiam šildomas rankenas. Turėjau išjungti, jo. Kad šitiem keturračiam yra taikoma 5 metų garantija. Tai iš tikrųjų dėl gedimo kaip ir nelabai reikia pergyventi. O šiaip aš pripažįstu, pavadinimas tas Lifan sakau, pavadinimas Lonsin tikrai pasitikėjimo nesuteikia, bet svarbu pasakyti, kad Lonsin iš tikrųjų turi partnerystę su Kanamu ir su BMW motociklais, tai jie gamina BMW F6 variklius ir Kanamus, bet irgi bijau Kanamų variklius, bet bijau sumeluoti kuriuos. Gerai, vairas sukasi lengvai, tai aišku, elektrinis vairas stiprintuvas daro savo ir važiuojam į artimiausią miškelį. Kaip laikosi tai tikrai gerai. Gali kilti klausimas, Edvinai, kokių kategorijų reikia šitam keturračiui. Tai jisai gali būti vairuojamas su B kategorija arba TR1, nes jisai registruotas savivaldybėje. Ir ką, turbūt šitą vietą jūs visi žinote. Kai važiuoju aš, nežinau, kas žiūrit senus mano blogus, tai žinot, kad aš prie šitą upelį visą laiką važiuoju. Šitas keturratis yra gana aukštas, vienas iš aukštesnių 500 kubikų kategorijoje. Tai čia toks pravažiavimas jam tikrai juokas. Puikiai. Kur tu? Sėsk ir važiuok. Atrodo, oras tai specialiai, kaip užsakytas, pavasaris. Labai sunku prisiversti įsidrąsinti su ne savo daiktu. Dirbo tai žiauriai tyliai. Ir kaip vieno cilindro ta vibracija juntama, bet nėra jinai didelė. Amortikai veikia normaliai. Stovėjimo vieta irgi visai nieko. Labai gražu matyti pavasarį.
nes jau viskas atšilinėja. Tai bus galima džiaugtis pirdomis. O jeigu nori anksčiau džiaugtis, tai va, gali džiaugtis keturračiu. Įdomu, ar neįlūšim? Ne. Minkštumas tai šaknis. Taigi per duobės net nesijaučiu. Nežinau, kaip bus rytoj, kai su draugais išlėksim, bet dabar to 500 kubų tikrai užtenka, aš net pilną gazą nespaudžiu. Kur tau savo? Nu, dar vienas upelis mūsų laukia. Stabdžiai tik gamba kosminiai. Tikrai, žiauriai geri stabdžiai. Nu, nėra jis dekoratyvinis. Nuvažiuojam į upelį. Bet ant kelio stovi tikrai gerai. Garsas gražus. Kaip 500 kubikų vieną cilindrą, tai dirba žiauriai. Nu va, mes prie mūsų Ukmergės vietos Aukšti krantai. Čia tai vadinasi ta vieta, nes nu, Aukšti krantai. Ledinės šviesos puikiai šviečia. Gerai, gal ant kelio išliekus aš dar parodysiu, gal šiek tiek smarvės trūksta. Jeigu taip ant 80-90, tai jau nebebaisu paspausti pilną gazą. Bet šiaip gražiai atrodo. Kaip pasakiau, žemės ūkio technika. Po sėdynio nėra jokios daiktadėžės, bet daiktadėžiai pačioj tai vietos dafiga, atsiprašau. Gal dabar važiuojam per kitur, negu atvažiavom. Mes čia dabar su galu važiuojam, galu varom. Vairas klauso taip puikiai. Nuostabiai tiesiog. Ir per duobės nemėto. Šitą vietą buvom kažkada atvažiavę su Vaziku. Mini video ištrauką. Молодец. Viskas. Nestabdyk, nestabdyk. Čia editoriau. Tai čionais buvom neblogai užsėdę su Vaziku, bet nu, kai čia buvo drėgna. Bet čia yra aukšti kupstai. Nu, tai pažiūrim, ar ant papo pasikabinsim ar ne. Čia miškovežio išvežiota. Pažiūrėkit. Kažkokį trūksta. Jokių problemų net nesikabinam. Norėtųsi, kad būtų šlapia. Tada būtų įdomiau. Koks geras jausmas. O, blemba, čia laukai. Važiuojam. Nu, kaip ir sakiau. Pradžiai gal išvažiavus ir tos sveikatos atrodo daug, bet ant greičio važiuojant, tai aš šiek tiek trūksta.
Aišku, gal aš per daug reikalauju, kaip iš 500 kubikų keturračių. Bet jeigu reiktų rinktis man, tai norėčiau pasibandyti geriau 700. Nu, arba litrą. Bet litras turėtų būti ganėtinai sunkus. Šitas tai įsilengvas ir valdosi maloniai. Ir vairas klauso, viskas tvarkoja, tik čiut galios daugiau. Bet nėra tai, kad tu ar važiuodam į kalną, kad važiuoji į kalną, kad jisai dūsta, dar kažkas ne, sveikatos, tai užtenka. Tačiau biškį pergyvenu dėl rytojaus, nes nežinau, kaip bus, kai su kitais keturračiais išvažiuosim. Ar nebus taip, kad šitam keturračiui biškį mažai sveikatos. Nu, šiandien dar apšilimą padarysim. Sakau, šiandien dar apšilimą padarysim. Ten draugas su padarys Predator keturračio. Jisai sportinukas. Benzin pats tas prasivažiuot. Ledas pizdėt. Ledas pizdėt. Visgi užtenka. Po 500 gal užtenka. Jo, ant greičio gal biškį mažas marvės. Bet po miškus reikėtų sočiai. Paparuoti. Labai gerai. Blemba pilnai užtenka, kad va taip su tokiais sportinukais išvažiuot. Blet, jo, aš pirmą vien negaliu gaila, tą keturračią, blet, per tos gremėzus, kaip įsivakui. Duodi ciongo, tik tai žiūri. Žinai, tik nuo tavęs atstumą palaikau. Blet, jo, nes labai ir tašką, ne? Ir taško, ar žinai, jeigu tu pisi per stabdžius, tas priešus sustabdys. Jo. Vis nieko nėra. Taigi sveiki, turime kitą dieną. Pasimėgauti keturračiu. Ir vakar buvom tokį testinį važiavimą pasidarę, pasivažinėti su keturračiais, tai iš tikrųjų bekelė, nu aišku, sakau, su sportiniu motociklu negalima lyginti, bet šito 550 pilnai užtenka. Jau ant trasos iššokus, tai aišku, tas sportinis keturratis yra galingesnis. Jau sveikatos šiek tiek trūkstant greičius, toks biškį bangesnis pasidaro. Bet šiaip važiavimas bekeliai, tai, nu, tarkim, man tai pilnai užtenka. Aišku, jeigu jau pirkti, tai norėtųsi kažkokio tai rezervo, galios rezervo. Tai turbūt pirkčiau, jeigu būtent iš šitos markės, tai tą 700 pirkčiau. Jis turėtų būti biškai didesnis ir galingesnis. O šiandien važiuosim su 3 arba 4 keturračiais pasivažinėti. Tai manau, pasimėgaukim. Keturratis šilės. Važiuojam pradžiai, užsipilsim kuro. Kaip ir minėjau, čia yra didelis kuro bakas. Dabar turime pusę bako, su tiek galima sakyti ir atvažiavo pats keturratis. Ir mes jau vakar pasivažinėjom. Tai šiaip kuro sąnaudos kol kas atrodo juokingos. Tai užsipilsim pilną baką, pasižiūrėsim kiek ridos.
ir pažiūrėsim, per kiek kilometrų, kiek kūro jisai suvalgė. Tai ką, važiuojam, testuojam. Puikiai. Tai šiandien su mumis važiuos štai toks Kawasaki KFX 700. Dar prisijungs IFZ 4K. Ir biškį vibruoja.
Iš šiknos visai gražus. Net iš galo jo gerai. Nu ką, hebrytė, laikas išvalgom. Tai vakar ir užvakar pasivažinėjom. Mums su Polarisu ir į fazą nebuvo jokių defektų, viskas tvarkoja, tiesiog labai vargom su Kawasakiu. Ten jiem tikrai kažkokios tai ar vožtuvo, ar karbo, ar kieno problemos, aš nežinau. Ten bandėm ir vidury reguliuoti, ir tvarkyti, ir valyti žiklerius, bet nieks nepadėjo. Bet mes ne apie tai, pašnekėkim apie patį šitą kiniečių gamybos keturatį. Tai turėjau progą tiek vakar, tiek užvakar su juo pasivažinėti. Vienam išvažiavus pirmi įspūdžiai, kai tik išvažiavau, atrodo, kad visko užtenka. Čia važiuoti, pagrybau, dar kažkur pats tobuliausias keturatis. Taip, tai būtent jeigu su tokia paskirtim, to keturačio tikrai užtenka. Nu, man keturatį davė nenaują, tai su 2,5 tūkstančio ridos, tai aš įsivaizduoju, kadangi jį nuomoja būtent keturačių pasivažinėjom, tai tam tikri dalykai man nepatiko, tai kaip girgždantis amortizatoriai, kažkas į gerą duobę įvažiavus gale subarška. Nežinau, ar čionais, kadangi jisai aukštas, į šitą plasmasę daužosi, bet lyg ir ne. Pačios plasmasės iš savęs tikrai atrodo kietos, ta prasme, jis stipriau palenkus tikrai gali atlūžti gabaliukas. Vietos daiktadėžėse tai tikrai užtenka, nes turim daiktadėžę štai čionais tiek čia. Pats keturatis yra registruojamas kaip ratinis traktorius. Tai jam užtenka, tai yra 1 arba B kategorijos, jis yra registruojamas savivaldybėje. Iš viso pravažiavom su grįžimu namo 100 km ir man jisai suvargė 12 litrų kuro. Bet mūsų važiavimas buvo gazas, stabdis, nebuvo nei kad ant kelio mes ten važiuotume, jeigu reikėjo, tai šiek tiek prasivažiavom ir tiek. Žinau, kad aš nesu ten kažkoks tobulas vairuotojas ir jo ten nepuoliau skandinti, kur tik bei įmanoma. Tačiau mes nelabai turime Ukmergės krašte tokių kelių, arba tiesiog pasirinkau ne tą chebrą, su kuria važiuoti, kad išbandyti jį. Bet pripažinkim, kad tai nėra mano keturatis, kurį aš galėčiau imti ir skandinti, aš jo nusipirkti tai nenoriu. Turėjau laiko pasibandyti. Tai kaip ir minėjau, nenaujas keturatis, tam tikri dalykai man nepatinka, tarkim, paleidus vairą šiek tiek neša į dešinę pusę. Plasmasė jau barška po tiek kilometrų, bet čia irgi reikia ieškoti, kas yra. Bet yra ir pliusų. Elektrinis vairo stiprintuvas puikiai veikia, sustojus kažkur tai užklimpus, pasisukti, išsivažiuoti pilnai užtenka. Aukštis tobulas, tikrai su aukščiu jokių problemų nebuvo. Važiavaugi ir per miškovežio išdraskytus kupstus, viskas tvarkoj. Stabdžiai. Tai čionais, kaip matote, ant senų keturačių būna galiniai stabdžiai čionais, čia jų nėra, jie yra tik tai su koja, čia yra priekiniai stabdžiai. Stabdant galu, stabdosi ir priekis. Pagal sutartį turėčiau pasakyti, kad stabdžiai labai geri, nu, kaip ir minėjau, keturatis nenaujas, gal naujas ir stabdo puikiai, tačiau galas tai labai bukas. Ta prasme, užspaudus galinius stabdžius, priekis tai stabdo kaip turi būti puikiai. Nu, bet galas nelabai jisai klauso. Turi labai stipriai užspausti, kad galas kažką darytų. Aišku, aš pilnai suprantu, kad turbūt stabdymo santykis bus 70-30, bet stabdymo jėga gale tai tokia abejotina. Kol neišsikrovė kameros, turėjau progą jums parodyti šviesas. Tai šviesos tikrai šviečia labai gerai. Vakar naktį reikėjo parvažiuoti mums namo. Tai ilgos tai išvis. Kosmosas kaip šviečia, tikrai apsimoka pirkti tokį keturatį vien dėl to, kad pagal bazinę jo komplektaciją jau yra ledinės šviesos. Čia nežinau, ar matosi, bet net dieną jisai puikiai apšviečia štai čionais esančias tujas. Kaip ir minėjau, nesu bandęs aš CF Moto 520, kas yra jo turbūt konkurentas.
Bet man, kaip paprastam vartotojui, išvažiavus pasivažinėti su tais sportiniais keturračiais, jo užteko. Taip, ant kelio tie sportiniai keturračiai važiuoja truputį greičiau, man ten reikia spausti gazą dugną, kad važiuoti jų tempu. Iš vis 4 varomus pasistačius, tai jaučiasi, ta prasme, kadangi gale pasiskirsto į abi pusės, kad trūksta jam tos sveikatos. Su 4 varomais jisai dar bukesnis patampa. Bet tokių vietų, kad užklimti, nuvažiavom vis tiek ir per sniegą, ir buvom į vieną buzą įvažiavę, tikrai nebuvo. Nebuvo taip, kad man reiktų įjungti ir priekio blokiruotės, nes čia yra įjungimas 4 varomų, o štai čia dar netgi ir blokiruotė. Puikiai susitvarkė jisai su savo, pavadinkim, iššūkiais. Ant posūkių jisai šiek tiek virsta, bet normalu, jisai yra ganėtinai siauras. Pakaba minkšta. Tikrai, ta prasme, nebuvo tokių vietų, kad trenktum į duobę ir galvotum, o dabar, kaip man skauda ir rankas, ir kojas. Pakaba labai minkšta. Tik sakau, biški toksai barškutis, bet aš negaliu jums pasakyti, ar jisai barškutis vien dėl to, kad jisai jau yra 2500 km važiavęs bekelyje ir pastoviai nuomotas, ar dėl to, kad jisai, jo tokia surinkimo kokybė. Nenoriu jums kaip žiūrovui, kaip vartotojui meluoti. Tai tokia rezumė padarykim. Jeigu tau reikia nuvažiuoti į mišką su draugais, pravažiuoti kažkokiu keliu, pagrybauti, pasitemti kažkokius tai krovinius, nes yra palėtintojas, pilnai užtenka. Jeigu man reiktų būtinai rinktis iš Lonsin keturračių, yra 700 arba 700 mud variantas. Tai aš jau pirkčiau toks. Tai aš jau pirkčiau tokį. O turbūt daugumą iš jūsų čia žiūrinčių sakytų komentaruose, pirk litrą ir nesugalvos. Taip, bet kaip už jo standartinę bazinę kainą, tai tikrai nemažai gaunat. Nes sukimo momentas, kadangi jis yra vieno cilindro, tai labai geras. Tikrai jisai iš vietos tai labai puikiai išsivažiuoja ir nebūna taip, kad ten tau truktų arba į kalną jisai lėtėtų ir nesugebėtų jisai susitvarkyti važiavimui kokį statų kalną. Sėdynė patogiai, galės sėdėti iš vis pasaka. Kažkokių tai papildomų aš situacijų su juo neturėjau, apart to, kad nuplovus buvo užsidegęs, užtrumpinęs vienas posūkis. Bet man patiko šitas 2 dienos. Turėjau gerą laiką ir jeigu man reiktų, tikrai įsigyčiau tokį keturratį. Bet kaip ir minėjau, tik tai galingesnį. Tai ačiū visiems, kas žiūrėjot. Su jumis buvo aš, Edvinas, ir iki kito karto. Iki.